dažniausia ne tai, kas atsitinka, mus griauna, bet taip, kaip kalbamės po to kažko su savimi, daro didžiausią įtaką. Jeigu atsitinka kažkokia problema ar iššūkis ir griovėjas nėra ta problema, o tai, ką aš darau su ta problema, tai, ką aš sprendžiu ar nesprendžiu, tai, koks yra mano sprendimas, ką aš darau toliau. O koks sprendimas dažnai priklauso nuo mūsų minčių, kurias įsileidžiame, apie tai, ką galvojame. Dėl to kartais labai svarbu išsivalyti savo mintis nuo nereikalingų šiukšlių. Palikite tas šiukšles, nes mes ir taip stipriai atakuojami iš visų pusių neigiamos informacijos. Tad kartais mes turime valios pastangomis rinktis tai, kas gerbtina, tai, kas gražu, tai, kas maloninga, tai, kas mus papildytų ir neapkrautų. Kartais tiesiog tai turime daryti su valios pastangom, kad nepasiduotumėm toms minčių šiukšlėms, kurios dažnai įsileidžiame į save.